Žiūrėk, aš tau pabūriau 3 kartus. Svarbiausia tavo yra jėga. Tavo jėga, stiprybė, yra tavo jėga. Prisimink tai. Dar prisimink vieną svarbų dalyką. Nepamiršk. Matai šitas simbolis. Begalybė. Ir čia tavo ateitis. Irgi simbolis. Labai svarbu. Nepamiršk. Labai svarbus simbolis. Nežinau, ką jis reiškia, bet labai svarbus. Tai va, pirmin, viskas bus gerai. Bet jeigu rimtai, tai čia yra tikrai tavo stiprybė. Tiesiog, kad ką jinai indikuoja šitą kortą, kad tu pamiršai, kad tu iš tikrųjų esi stiprus. Pamiršai, kame yra tavo stiprybė. Tau reikia prisiminti, aš siūlau prisiminti galbūt momentus, kai tu tikrai kažką nugalėjai, kažką įveikiai. Dabar, kame bėda, dėl to, kad tu dabar esi šitoje situacijoje, tu truputį gali būti nori užsidaryti, tu nori mažiau turėti kontaktų su žmonėmis. Bet čia yra iš tikrųjų blogai, negerai ir aš tau siūlau daryti atvirkščiai, neužsidaryti nuo savo draugų, nuo savo šeimos, nuo naujų pažinčių. Tai kaip tik tai tave padarys stipresniu ir primins tau, galbūt netgi atvers tavo stiprybę. Dabar paskutinė korta yra labai gera korta, tai yra magician, tai yra trickster. Tu tiesiog kaip alchemikas miksuosi savo ateitį ir kursi ją taip, kaip tu tai nori, kad atrodytų, kad būtų. Svarbiausia yra neužsidaryti. Neužsidaryk, nepamiršk savo kontaktų, atsiverk naujoms galimybėms. Ir svarbiausia veiksmas, veik. Tai yra atvers tavo vidinį pasaulį stiprybę ir tau leis atrasti savo magician, kur viskas bus tau pasiekiama ir pavaldoma taip, kaip tu nori. Tai va, čia 3 kortas iš tikrųjų toks būrimas iš jų. Galbūt kažkam padėjo.